Piktas pokalbis. Viešpas kalbėjo. Kodėl tai nebijote kalbėti prieš mano tarną Mozę? Skaičių knyga, 12 skyrius, 8 eilutė. Aaronas ir Mirjama, Mozės brolis ir sesuo, pavydėjo Mozei ir kalbėjo prieš jį dėl jo svetimtautės žmonos, kuriai jis buvo vedęs. Įstatymai tai buvo uždraudę. Viešpats išgirdo, ką tie du kalbėjo, bet Mozė buvo labai kuklus žmogus, kuklesnis už visus žmonės ant žemės. Tuomet Dievas pašaukė Mirjamą ir Aaroną prie susitikimo palapinės pasikalbėti. Mozė yra mano tarnas, su juo aš kalbuosi veidas į veidą. Jam patikėti visi mano namai. Kodėl jūs tad nebijote kalbėti prieš mano tarną Mozę? Supykęs ant jų Viešpats nuėjo. Mirjama stovėjo balta kaip sniegas, raupsuota. Aaronas viską iškart suprato ir tarė Mozei, prašyčiau nebausti mūsų už nuodėmę, kurią mes taip kvailai padarėme. Mozė tad šaukėsi Viešpaties tardamas, o Viešpatie, išgydyk ją. Vis dėlto Mirjama turėjo 7 dienas kentėti nuo raupsų. O Viešpatie, išgydyk ją. Vis dėlto Mirjama turėjo 7 dienas kentėti nuo raupsų. Ji buvo izoliuota ir tik po to Viešpats išgydė jos raupsus. Saugokis blogai kalbėti apie Dievo tarnus. Uždaryk burnos vartus. Uždėk spyną, kad nekalbėtum lengvabūdiškų dalykų, kurie supykdytų Dievą. Kaip tapo mums įprasta kritikuoti vadovus, politikus ir kitus atsakingus asmenis. Tai juk taip lengva, mes negalime visiškai suvokti jų uždavinių ir dėl to truputį pavydime. Ir taip mes apie juos kalbame blogai. Vis dėlto Viešpats yra teisingas teisėjas. Jam visiškai nepatinka, kuomet apie jo tarnus kalbame blogai. Pasekmės laukia tokios kaip Mirjamai, raupsai ir izoliacija. Mes patys atsiskirime nuo Dievo meilės ir buvimo. Taip pat nuo bendrystės su savo broliu. Dievui jis patinka ir jis patvirtino, jog veikia per tavo brolį. Ir štai ateina kažkas ir kalba apie jį blogai. Ar tai išeis į gerą? Turime drausminti save, kad nenusidėtume prieš Dievo tarną, o kita vertus aiškiai įsivardinti klaidingų mokymų pavojus. Kartais tai nėra taip paprasta. Kas liečia piktus gandus, mes esame Dievo apsaugoje. Jis rūpinasi mūsų teisumu, bet kartais jis panaudoja šios piktus gandus tam, kad mus nudrąsintų ir tad nugalėtų mūsų išdidumą. Leiskime savo ginčytis dėl jo, o ne dėl savo gero, švaraus vardo. Kitaip mes tik dar labiau nusidėsime. Mes esame asmeninėje jo apsaugoje. Dėkoju Jėzau, tavyje esu saugus nuo intrigų ir melo. Tikrai tu ištarei taip man. Esi su manimi bei ištaisai bet kokią sraudą. Viešpatie, atleisk, kuomet blogai kalbėjau apie kitus ir neleis tam vėl nutikti. Amen.